Tai sveiki atvykę į SketchUp'o naujų versijų pristatymo webinarą, tuo pačiu ir Virėjaus pristatymo webinarą. Šį kartą esam su gausia komanda, tai esam mes iš Infoeros atstovai, Geonovus komanda, kurie yra atsakingi už SketchUp Lietuvos rinkai ir Baltijos šalim, ir taip pat turim svečiuose SketchUp Assistant. Gal tada nieko labai nelaukiant, tai ir teskim. Tai pirmoji mūsų pranešėja yra Diana, kuri pristatys apie fotorealistinės medžiagas ir aplinkos kūrimą SketchUp įrangoje. Tai galbūt aš iš karto ir perduodu žodį Dianai. Gerai, ačiū labai. Tuo aš irgi ekraną įsijungiu. Ok, liuks. Tvarkoj, tai jeigu šiek tiek nesimato kažkas, tai arba per daug skubu, sustabdykit mane, tai aš trumpai prisistatysiu, kurie manęs nepažįsta, sveiki. Esu Diana Žmiauskaitė, dirbu Infoero kaip programinės įrangos specialistė ir tuo pačiu dar dirbu KTU lektorė. Tai pagrindinės programos, su kuriomis aš dirbu, tai yra SketchUp'as, Archikadas, Revitas, AutoCAD'as, Luminos, Inkscape'as, Blugimas ir dar kelios kitas išbandinėjų. Tai pradėsime, kaip iškart perėmė prie tos temos, medžiagas, ne? Tai kasgi naujo SketchUp'e šiuo metu yra su medžiagomis. Tai pasirašau tokį labai paprastą failiuką, kad dabar suprasti, kur vis tik atsirado skirtumas su nauja versija. Tai jeigu mes žiūrėtume dabar taip paprastai, tas medžiagas, jos, atrodo taip, kaip atrodė lig šiol, ne? Teisingai, nieko per daug nesiskiriančios, kokias atspalvį ar tai tekstūrų uždėsit, taip ir atspindi ir kažkokio skirtumo labai nesimato. Bet dabar SketchUp'e atsirado toks dalykas kaip PBRs. Ir aš trumpai, dešinėje pusėje kaip tik skaidrę turiu, kad taip padalinti jums, kad matytumėt ir tą informaciją. Kas tai yra? Tai PBR yra Physically Based Rendering. Tai reikia suprasti su medžiagomis tai, kad medžiagų atspalviai, šešėliai ir atspindžiai, jie nėra kažkur tais iš dangaus iškritę, jie realiai tiesiog programa simuliuoja tam tikrus dalykus, kas vyksta aplinkui tekstūrą ir pagal tai atspindi tai kažkokius tai atspindžius arba kaip šešėliai krenta ir panašiai. Tai kaip šitą dalyką įsijungti dabar, kad mes galėtume matyti skirtumą. Tai SketchUp'e, nuėjusi į View, mes turime Face Style. Visi šitą turbūt žino, mes turim Shaded, Hide and Line, Wireframe, čia kaip kam patogiau dirbti naudoja, ir tada yra Photoreal Materials. Mes įsijungiam ir iš karto vaizdas šiek tiek pasikeičia ir kai pradeda sukinėti, matome, kad vaizdas iš tiesų pakankamai labai pasikeitė. Jeigu prieit prie kiekvienos medžiagos iš arčiau, pasukinėjus, biškai pagaukime atitinkamus kampus, matosi, kad atsiranda tam tikrai atspindžiai, atspalviai, jau pradeda kažkas tai labiau vykti su medžiagomis. Tai ką mes dabar galime su šituo daryti? Tai jeigu jau bandėte, arba kas gal nebandėte naujausią versiją, nueitumėt prie Materials, visų pirma pamatytumėt, kad šiek tiek ikonos šiuo metu jau yra pasikeitusios. Jeigu anksčiau mes turėdom tiesiog plokščią kažkokią tai atspalvį arba tekstūrą uždėtą, dabar mes turim tokius kubelius. Tie, kurie yra dirbę su vizualizacijos programomis, jiem tai toks vaizdas kaip ir nebūtų naujiena, tai yra forma, tiesiog būna, kad rutulį pasirenka, kad matyti, kaip tekstūra yra veikiama skirtingų rakursų, ar tai saulės apšvietimo, ar tai šešėlių ir panašiai. Tai čia mes iš esmės matome, kas su mūsų tekstūra vyksta, kaip ir tarp šitų pavyzdžių. Ir ką mes galime padaryti daugiau? Tai jeigu mes nueitume ant savo medžiagos, čia dabar prieisiu šiek tiek arčiau, kad matytųsi. Jeigu mes nueitume į nustatymus, pas mus atsidaro lentelė. Ir čia atsirado kiek daugiau nustatymų, negu buvo tikrai anksčiau. Tai trumpai pasirašiau, kad paaiškinkite, kas tai yra, labai bendrai, tai mes turime atsiradusius čia kelius nustatymus. Tai pagrinde PBR veikia Maps būdu, tai yra tokiais kaip žemėlapiais lietuviškai tariant, kai yra medžiagos nuotrauka išskaidoma ten į tam tikrus atspalvius, kad galima būtų sukurti efektą, jog jinai nėra tiesiog plokščia, bet jinai reaguoja į aplinką. Tai mes turime tiek paveiksliukai, tiek metalness, roughness, normal ir ambient occlusion. Kas yra čia labai svarbu, kad šitus nustatymus, kurie yra čia sudėti, jie veikia pagal nuotraukas įkeltas. Tai jas galima bet kada ištrinti,
ir bet kada įkelti, jeigu jūs tai turite. Bet mes tuo pačiu, pagal tai, kokios mums tekstūros reikia tuo metu, mes galime ją koreguoti. Tarkime, aš čia šiek tiek, kad dramatiškiau būtų, pakeičiu nustatymus, pakeičiu, užsidedu su kibirėliniu sparnu ir aš matau, kad mano tekstūra jau pasikeitė iš karto. Turbūt tikrai matosi akivaizdus skirtumas. Galiu bet kada sugrįžti, vėl pasikeisti, kurio nustatymų man nereikia. Kažkas svarbu, kad būtų varnelės, va, uždėsiu dar metalness. Ir matosi netgi čia šitam kubelėje, kad ta tekstūros vaizdas keičiasi, vėl uždedu ir štai man matosi vėl kitoks vaizdas. Tai čia yra tas turbūt vienas iš svarbiausių dalykų, kad mes pagaliau galime SketchUp'e keisti, kaip tekstūra atrodo ir kaip tai atrodytų kuo realistiškiau. Ir tai galima daryti su bet kuria medžiaga, bet kurią užeinam ant jos, pasižiūrim, kaip atrodo, matome, kokie yra nustatymai, galime, jeigu kažko reikia, susimažinam. Čia matau šitas. Visi susidedam ir spanam. Ir tada irgi vėlgi galime žiūrėti, kaip ta tekstūra pakito ar nepakito. Ir štai, matas irgi atsirado atspindžiai. Tai čia yra, ką mes galim padaryti su esamom. Bet mes galim tuo pačiu juk ir savo susikurti. Ne? Anksčiau mes irgi galėdam užeinam ant pliusiuko ir savo susikuriam kažkokią tai medžiagą. Tai lygiai tas pats yra ir dabar. Čia turiu skaidriai dešiniai pusėje toks pavyzdys. Mes kalbėjome apie parodžių tą PBR, neturime šitus visus nustatymus ir iš kur juos gauti. Tai yra puslapių, čia yra tik tais Ambient CJ, tai yra tik vienas iš pavyzdžių, yra tikrai daug puslapių nemokamų, kurie leidžia atsisiųsti labai aukštos kokybės medžiagas. Ir kai jas atsisinčiam, mes gaunam tokį bloką įvairių nustatymų. Ir lygiai tų pačių metalness, normal roughness, yra displacement, color ir panašiai. Ir šitie failai gali keistis priklausomai nuo kokia tai medžiaga yra. Tai galime ir pabandyti, žinoma, net ar padaryti. Aš čia kaip tik turiu šiuo metu kelias tekstūras atsisiuntusi. Tai čia, kad kaip atrodytų, čia yra pavyzdys, kaip šitos tekstūros atrodo. Tai pasibandymui, įsikelkime, tarkime, susirašykime čia kaip medieną. Taip. Atsisiųskim. Tarkim, įsidėkim šitą. Ir matome, pas mus jau čia jau matosi, tai yra tekstūra, bet jinai yra kol kas plokščia. Bet kai mes pradedam sujungti visą šitą, kas čia vyksta, ir dar aš pradėsiu įdėti papildomai, pavyzdžiui, prie roughness įdedu roughness, įsimetu čia šiek tiek nelabai matosi pasikeitę, bet pabandykime, pavyzdžiui, dėti normą. Va, iš karto tekstūra įgauna jau kažkokio tai vaizdo, jau kinta. Ir čia dar galime dar papildomai įsidėti. Ir mastelį pasikeičiam, kadangi labai mažą pateiks. Gerai, turime naują tekstūrą, ir tarkime, uždedama šitą. Ir va, matome, jau tekstūra pas mus atsiradus yra iš interneto, atsista, pasikoreguoti. Matome, kad šiek tiek gal ją reikėtų pakeisti dar. Galime uždėti, tarkime, normal mapą šiek tiek didesnį padarykime, kad labiau matytųsi, va. Ir jau išryškėjo tam tikros linijos, tikiuosi, kad matosi, šiek tiek, kad tam tikros linijos netučių išryškėjo ir medžiaga iš karto atrodo kokybiškesnė negu šiaip, kad mes plokščiai ją įkeltume. Jinai jau reaguoja į aplinką, jau kažkokie atspindžiai matosi. Taip, tai daugiau, kur yra dar vienas labai labai geras dalykas, tai yra, įsivaizduokime, tarkime, situaciją, ne, mes turime tik nuotrauką. Kažkokios tai medžiagos mes neturime su visu map pateikto, bet turime kažkokią tai paprastą nuotrauką. Tai šitai irgi SketchUp'as padaro. Tai turiu atsisiuntusi vieną nuotraukėlę. Čia taip, gal pradžiai parodysiu. Taip, turiu... Čia iš interneto tiesiog iš Google pati paieška, kurį iškirto atsisiunčiau. Nėra pati kokybiškiausia nuotrauko, rezoliucija nėra aukšta, bet mums aukštesnės tikrai ir nereikia. Jinai nėra visiškai seamless, kadangi sudėjus nuotraukų, jeigu aš bandyčiau per Photoshopą, per kažkur kitur ją susikliuoti, būtų kiek sudėtinga, šiek tiek daugiau vargo. Tai aš galiu susikurti atskirai savo
dabar medžiagą per SketchUpą, susirašau, taip, use texture, ne, įsidedu dabar, va, bricks, matau kaip įkėlė, akivaizdu, kad praeitą nuotrauką kur kas kokybiškiau ir gražiau tą kvadratėlį sudėjo, šį kartą šiek tiek prasčiau, čia pasidalinsiu stelę, ok. Turiu šitą medžiagą, čia įkeltą, jeigu aš čia dabar panaudosiu, nu, tai jinai taip pat ir atrodo, bet jinai neturi jokių papildomų nustatymų. Dabar, jeigu aš užeisiu ant šitą mygtuko, jinai pradės generuoti. Tai čia tiesiog jaus pagalba, įkeltą nuotrauką, jinai pradeda generuoti mapus, kad jūs galėtumėte plačiau, detaliau dirbti su medžiagos nustatymais, pakeisti tam tikrus elementus, sakykime, net tiek pat ambient occlusion, tą patį, ar tai roughness, ar tai normal map, ir matome, kad jau pabaigė, jau ir pasikeitė vaizdas, pasidarė kubelis, užeiname ant jo, pradžiai gal užsidedame, užsidėsim ir tada galim pradėti, pažiūrėjau, matome, čia jau visos varnelės užsidėjusios, viskas atsiradę ir mes galime dabar pradėti koreguoti. Tai vėlgi uždėsiu kuo aukščiau, kad kiek dramatiškiau matytųsi. Taip. Dar gal šiek tiek reikėtų. Ir matome, jau mes su medžiaga galime darbuotis. Čia gal šito šiek tiek per daug. Sudėkime, kad to atspindžių labiau matytųsi. Nu ir iš esmės mes taip galime su tomis nuotraukomis ir žaistis, kurias gaunate ar tai iš Sokovo kažkokią, ar tai patys nuotraukos, ar galų galiausiai pamatėte Pinterest ar Google kažkokią tai tekstūrą, kuri labai patiko ir norite ją dabar panaudoti. Tai laisvai dabar tikrai įmanoma. Bet kitas koks pliusas yra, ne, tai kaip ir sakiau, viskas nėra tik tais medžiagos nustatymuose, aplinka lygiai taip pat veikia. Tai pradžiai parodysiu per šitą šiek tiek mažesnį failiuką, kas vyksta su HDRIs. Tai jeigu mes nueitume į Environments, matome, jau čia atsirado pas mus, sakykime taip, kabutėse kažkokių paveikslėlių. Ne, tai kas visų pirma tai yra? Ne, tai yra aukštos kokybės vaizdai, galima parinkti aplinkai parodyti, ar tai kaip ir anksčiau galima buvo tik tai kokybiškiau vaizdus pro langą, kad galėtumėte suformuoti, bet jie taip pat jums leidžia ir šiek tiek paveikti pačias medžiagas. Ir mes visą šitą, kai įtraukiame, ne, mes galime čia koreguoti tos vaizdus, kurie vyksta pas mus už nugarę, taip sakant, ne, pasukinėti jos, matome, kad veikia ir mūsų medžiaga. Tai tie, kurie dirba su vizualizacijomis, tai šitas toks nustatymas nėra nauja, bet SketchUp'e mes dabar galim detaliau taip be kažkokių papildomų įskiepių tą daryti. Kas yra gerai, jog tai mes galime naudoti ne tik iš siūlomų esamų, bet kurie užsidėjus, mes galime susikurti ir savo. Tai čia turiu dar irgi trumpą paaiškinę, kokios čia yra tos pagrindinės savybės, kas yra svarbu, leidžia perteikti realistiškai iš visos intensyvumo, kontrastą, naudojama apšvietimui, atspindžiams 3D scenose ir sukurti realistišką aplinką su atspindžiais ir apšvietimu. Tai kur mes tai galime rasti, irgi vienas iš pavyzdžių, tikrai manau žinomas, Polyhaven, daug kas labai naudoja šitą puslapį, atsisiunčiat kokybišką vaizdą, paspaudžiat pliusiuką ir jeigu jūs norit, aš tik susirandu, mes gauname tokį failiuką, dažniausiai HDR yra užbaigimas šito pavadinimo, pasirenkam jį, tuo mums čia greitai užkraus ir viskas. Ir mums įkelia jį automatiškai. Mes jau jį galim naudoti savo projekte. Taip. Tai kur yra tas bendras pliusas? Tai dabar turiu tokį šiek tiek didesnį failiuką. Tai jau kur mes turime jau paraštą kažkokį interjerą. Taip. Tai va, pavyzdžiui, dabar pasirinkime vaizdą. Čia gali šiek tiek ilgiau krauti, nepykit. Va. Turime kažkokį įsikėlę interjero vaizdą, kur PBR'as yra išjungtas. Bet jeigu mes jį įjungiam, matome, kaip visas vaizdas iškart pasikeičia, nekalbant čia apie šviesas, kurios šiek tiek gal tamsesnis yra, bet mes matome, kad pačios tekstūros kaip atrodo. Galima pabandyti, bandykime, pavyzdžiui, ant tekstūros kitos dar. Taip. Tai čia yra, kaip mes visada dažniausiai matome medžiagą per SketchUp'ą. Bet jeigu mes pasinaudojame naujojo nustatymo,
tuo šiek tiek užkrausiu, iš karto matome, kaip medžiaga atsispindi. Atsiranda jau tas reagavimas, sakykime, į aplinką ir medžiaga atrodo kur kas kokybiškesnė. Tai aš taip labai stengiuosi plačiai ir ne per plačiai, tai tiek turbūt iš manęs. Jeigu turėsite klausimų, neprisimenu, ar kolegė sakė, kad atsakysime juos šiek tiek vėliau, bet jūs galite drąsiai rašyti, susirašysime ir tikrai atsakysime jūsų visus klausimus. Tai perdusiu žodį Egliai. Taip, tai apie klausimus Diana, kaip ir minėjo, tai tikrai visus klausimus atsakysim. Jeigu kažko nespėsim atsakyti per patį renginį, tai tikrai naujienlaiškyje, kurį siūsime su video įrašu, tikrai atsakysim į kylančius klausimus. Taip pat visada galite susisiekti su mūsų kolegomis, kurie irgi galim atsakyti į klausimus. Ir sekantis mūsų pranešėjas yra, taip, jūs, ar matot mano ekraną? Taip. Tai Diana pristatė apie fotorealistinės medžiagas ir aplinkas. Kaip ir minėjau, jeigu turit klausimų, tai tikrai drąsiai rašykite į susirašinėjimą arba į klausimų atsakymų skiltį, tikrai atsakysime. Sekanti mūsų pranešėja yra Paulina. Tai gal aš ir perduodu Paulinai žodį, kurį jums pristatys, kokie atnaujinimai yra layout programiniai įrangai. Tai Paulina, žodis tau. Sveiki, ar girdit? Puikiai. Ar gerai, pasidalinsiu iš karto ekranu ir pažiūrėsim, ar viskas puikiai veikia. Gerai, tai pradėsiu. Sveiki, aš esu Paulina. Trumpai prisistatysiu, esu SketchUp asistentė, laisvai samdoma architektė ir SketchUp specialistė. Vedu mokymus online ir gyvų būdų, gyvai. Ir taipogi kuriu video filmukus, mokomuosius, kurie padeda susipažinti su SketchUp darbo eiga. O šiandien pakalbėsim apie SketchUp atnaujinimus. Kaip ką tik matom, šiemet mane asmeniškai labai nustebino, kiek daug naujų naudingų galimybių buvo įdiegta. Kasmet vis kažkas yra įdiegiama, bet šiemet buvo ypatingai daug tokių galimybių, tai lygiai taip pat liečia ir layout. Pademonstruosiu, kas pasikeitė, tai iš karto ir pradėkim, nežinau, ar jau esate išbandę, jeigu nesate išbandę, tai dabar puikia galimybė susipažinti. Čia turiu vieną namo projektą, kurį panaudosiu kaip medžiagą. Tai pradėkime nuo modifikavimo įrankių, kurie ir anksčiau egzistavo layout aplinkoje, tiesiog šiemet jie buvo pritaikyti taip, kad veiktų panašių principų kaip ir SketchUp darbo aplinkoje. Ką aš turiu omeny? Anksčiau, pavyzdžiui, kad pasuktume objektą, ir dabar tai vis dar galima padaryti, galima pažymėti elementą ir viduj centre atsiranda taškas su slankikliu, kurį slenkant mes galime pasukti objektą. Bet šių metų versijoje, jeigu mes pažymime elementą ir aktyvuojame pasukimo įrankį, galime pasirinkti tašką, kas jau yra žymiai patogiau, ir nurodyti, kuria kryptimi suksime, bei nurodyti kampą. Galime tiesiog užfiksuoti pelyte arba įvesti klaviatūroje ir paspausti Enter. Lygiai taip pat yra su Move įrankiu. Anksčiau būdavo galima taipogi užvesti pelytę ir atsirasdavo, kaip ir dabar, perkelimo galimybė. Bet kas yra geriau, jeigu aktyvuojame Move įrankį ir pasirenkame, galime lengviau valdyti, kurį tašką pasirenkame pirmiausia. Ir lygiai taip pat kaip ir SketchUp, jeigu paspaudžiame Ctrl klavišą, mes galime sukurti kopiją ir slenkant nurodyti jos poziciją. Ir dar šiaip priminimas, jeigu įspausit Shift klavišą, galite užblokuoti perkelimo kryptį. Tai jeigu pagausit žalios spalvos ašį ar raudoną ir nuspausit Shiftą, galit būti ramus, kad susilygiuos objekto kopija. Taip, ir kas dar apie perkelimą? Jeigu paspaudžiam, kaip minėjau, vieną kartą Ctrl klavišą, ties slankikliu atsiranda pliusiuko simbolis, reiškia, kad kursime kopiją, bet jeigu paspausime 2 kartus,
Aha, dabar kažkodėl neveikia. Turėtų aktyvuoti štampų funkciją, kai mes galime tiesiog... gerai veikia. Atsiranda rodiklytė žiūrint į viršų, galime štampuoti kopiją. Kiek reikia kartų? Taip, grįšiu atgal. Ir kas dar naujo iš modifikavimo įrankių, tai kad mes galime keisti mastelį, lygiai taip pat kaip SketchUp'e. Vėlgi, sugrįšiu prie to, kas buvo anksčiau, tai tas pats dalykas, kad jeigu pažymime objektą, geometriją galime naudodami lankiklius pakeisti objekto dydį, tam tikrą parametrą. Bet turime šiemet ir mastelio keitimo įrankį, kuris atrodo identiškai kaip SketchUp aplinkoje. Jeigu aktyvuojame, galime, taip atsiprašau, gerai, jeigu aktyvuojame, galime slinkti objektą. Aš čia buvau nubrėžus prieš tai dėžę, bet jinai dingo, dabar greitai nubrėšiu. Ir uždėkim matavimo vienetus. Gerai, kaip dabar galiu nuleisti šitą zoom langą. Gerai, aš jį paslinksiu tiesiog ir uždėsiu matavimo matmenis, kad tiesiog būtų akivaizdžiau. Taip, tai pažymiu objektą, aktyvuoju mastelio keitimo įrankį ir galiu slenkant vieną nurodytą kryptimi nurodyti, kokio ilgio ar pločio parametro norime objektą. Tai lygiai taip pat kaip SketchUp'e galim nurodyti, pavyzdžiui, įvesiu 40 milimetrai be jokių tarpų, spaudžiu Enter ir išgausime norimų parametrų objektą. Tai tiek apie apdorojimo įrankius, bet buvo daugiau galimybių diegta, pavyzdžiui, žymiai lengviau prisartinti objektą, su kuriuo norime dirbti. Jeigu paspausit Z klavišą ir apibrėšit kairiu pelės klavišu vietą, kurią norite apdoroti, ji bus priartinta. Ir jeigu įsiminsit kitą klavišą P, galėsite sugrįžti į poziciją, kur lapas telpa į ekraną visų savo parametrų. Taip, tai tokie pakeitimai. Taipogi vienas iš dar labai patogių yra linijų kirpimo, pjaustymo ir sujungimo funkcija. Jeigu pamenat, anksčiau, jeigu norėdavom sujungti linijas, kurios būdavo išskaidytos, pavyzdžiui, dabar aš perpjausiu, kad sujungti jas turėdavome pasirinkti jungimo įrankį ir paspausti ant kiekvienos linijos atskirai. Tai su 2025 metų versija užtenka pažymėti visą elementą, paspausti jungimo įrankį ir jisai taps vientisu, arba atvirkščiai, jeigu norime suskaidyti į atkarpas, paspausti pjaustymo elementą ir atkarpos suskaidomos. Taip, važiuojam toliau. Kitas iš labai puikių atnaujinimų yra tai, kad mes galime eksportuoti puslapius atskirai. Tie, kas naudoja SketchUp'ą ir layoutą, žino, kad galime eksportuoti PDF dokumentus, nuėjus į File, Export ir pasirinkus PDF. Bet iki šiol nebuvo galimybės atskirai eksportuoti puslapį, lygiai taip pat, kaip tai galima padaryti, dabar galima padaryti lygiai taip pat, kaip tiem, kurie naudoja PowerPoint'ą, gali paspausti ant skaidrės, dešinį klavišą ir pasirinkti Export. Tai toks apdorojimas, tokia naujovė ir dar viena, paskutinė, bet tikrai neblogiausia, yra susijusi su tuo, ką Diana komentavo, dalinosi atnaujinimais, nustatymai, tie patys vizualizavimo nustatymai, kurie atsirado SketchUp, atkeliavo į layoutą. Jeigu pažymėsime SketchUp projekto langą, svarbu pažymėti, nes kitaip nebus aktyvuoti nustatymai ir atsidarysime SketchUp model. Čia prie efektų skilties mes galime nurodyti ambient occlusion, kokio norim, to realistinio vaizdo, pridedami šešėliai kontūrams ir lygiai taip pat galime pasirinkti environment. Tikiuosi, kad layoutas dabar
neišsijungs, nes vėlgi tam reikia didelių resursų, bet pabandykime dabar aktyvuoti Ambient Occlusion. Šiek tiek palaukime, kaip Diana sakė, nesupykite, jeigu teks palaukti. Na ir nežinau, ar pastebėjot, bet atsiranda daugiau šešėliavimo fasade. Taip. Ir lygiai tą patį mes galime padaryti su in Model Environments, tai tiesiog galime paspausti ir atsiras aplinka. Tai tiek to atnaujinimo, šiaip turėčiau pakomentuoti ir tai, kad buvo pagerintas greitumas programinės įrangos, tikslesni šešėliai, nes buvo praeitais metais nusiskundimo, kad šešėliai layout'e netitinka šešėlių SketchUp aplinkoje, bet šiemet tai buvo išspręsta. Ir visa kita, layout yra puikus įrankis kurti dokumentams. Tikiuosi, kad naudojat iškarpas, automatinį tekstą ir taip toliau. Tai tiek iš manęs šiandien, jeigu turit kažkokių klausimų, prašom. Taip, tai ačiū Paulina. Tikrai, kaip ir Paulina minėjo, jeigu turit klausimų, tai drąsiai klauskit. O šiaip aš norėčiau paklausti visų dalyvių, kadangi tikrai labai nemažai prisijungia ir labai džiugu, kad tikrai gausiai jūsų dalyvauja šiame webinare. Tai norėjau paprašyti, galbūt galėtumėt pasidalinti savo patirtim su SketchUp'u. Ar planuojat pradėti darbuotis, ar jau darbuojatės, ir galbūt šiaip turit kažkokių klausimų, kuriuos galėtume jums atsakyti realiu laiku, realiu metu. Tai būtų tikrai smagu išgirsti tiek klausimus, tiek, kad pasidalintumėt savo patirtim. Ir ką, pakankamai greitai pristatinėjom. Tikiuosi ne per greitai, gal irgi galite tada parašyti, jeigu per greitai, galbūt tempas yra... Galbūt tempas kiek per greitas, tai irgi pasidalinkit atgaliniu ryšiu, kaip jums žiūrisi. Ir jeigu nėra klausimų, tai tada perduodu žodį kolegai Tomui, kuris pakalbės apie 3D Warehouse atnaujinimus. Tai Tomai, žodis tau. Tai esu Tomas, esu architektas, šiaip programinės įrangos specialistas, galima turbūt taip vadinti. Dirbame su SketchUp'u, esame SketchUp programinės įrangos distributoriai, dirbame kartu su Infoera, dėl to įrenginys toksai bendras, kaip tarsi viena komanda. Tai šiandien pristatysiu jums 3D Warehouse ir Live komponentų būtent pakeitimus, kas pasikeitė, kokie atsirado galbūt apribojimai kai kam, o kai kam dideli pliusai. Tai pasidalinsiu pirmiausia ekranu. Taip, ar matosi ekranas, jeigu galima būtų pakomentuoti? Super tada. Tai pradėkime nuo to, kad jūs prieš save matote iš esmės prisijungusio žmogaus, tai yra prenumeratoriaus langą. Jisai šiek tiek bus kitoks negu kad ne prenumeratoriaus, tai pradėsime nuo šio userio, kol kas nenoriu abiejų rodyti, kad pasimatytų labiau, sakykime, pliusai. Tai ką mes pagrinde turim čia tokį mygtuką, kuris yra visiems matomas, visiems visur afišuojamas, sakykime, reklamuojamas ir taip toliau. Tai yra Content Library. Content Library yra toks dalykas, kurį sukūrė patys Trimble profesionalai, modeliuotojai, jų komanda, tai pavadinkim paprasčiau. Ir tuos visus modelius jie pavertė Live komponentais. Tai Live komponentas yra iš esmės dalykas, kuris leidžia mums vietoje, to jau išsikraus, tai vietoje koreguoti savo nustatymus. Pavyzdžiui, šiuo atveju atsidariau paprasčiausią sync, tai kriauklę, atsiprašau. Ir matome, kad aš galiu iš esmės keisti truputį jos proporcijas. Tai ją platinti, gilinti galbūt nuimti, tai yra plumbing sistemą visą ir kitus visus nustatymus. Tai ir yra Live komponentai. Jie iš esmės yra visi prieinami tik prenumeratoriam, juos pasiekti galite arba mygtuku, arba yra sekantis būdas, pavyzdžiui, atsidarę savo SketchUp'ą. Prie Materials nustatymų mes turime štai tokią ikonėlę, kuri yra Launch 3D.
warehouse. Paspaudę ją mes vėlgi iš karto atsidūrėme būtent tame SketchUp libraries kontento puslapyje, kurio mums reikia. Čia iš esmės yra tekstūros sudėtos. Jeigu aš norėsiu grįžti atgal, tiesiog spustelsiu vėl čia ir atsidaro daug daugiau visokių dalykų. Tai ką mes matome? Pagrinde matome live modelius, apie kuriuos ir kalbėjau. Galima būtų juos rinktis, koreguoti, siūstis. Iš esmės, jie yra labai skirtingi, turbūt prie kiekvieno nekeliausime. Taip pat turime materialsų skiltį, kuri yra taipogi pastoviai atnaujinama, dedami, kaip jau minėjo Diana kolegė, tekstūros su generuojamais mapais. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, čia turime, sakykime, medžio tekstūrą, mes matome, kad jinai turi ir savo vadinamus tos mapus. Tai vat būtent tą dalyką, kurį mes galime susikelt savo, kad pasidaryti realistiškesnius efektus, realistiškesnę vizualizaciją. Jeigu mums nereikia visų mapų, mes galime atsisiųsti tiesiog kažkokį tai vieną, kurio mums prireiks ir tiek. Nebūtinai mums, dėl to ir atsirado iš esmės ta funkcija, dėl to, kad man nebūtinai gali prireikti visų 3 mapų, kaip šiuo atveju, galbūt tik tai vieno. Taip. Tai kuom skiriasi, ką mato iš esmės neprisijungęs vartotojas. Tai aš pabandysiu irgi parodyti. Atsijungsime. Neprenumeratorius mato lygiai tą pačią lentelę, viską lygiai tą patį. Taip pat gali naršyti po libraries, žiūrėti, ko jam reikia. Tačiau yra vienas toks dalykas, paspaudus jau būtent ant išsirinkto kažkokio tai komponento, norint jį pakoreguoti, mums dėja, bet išmes lentelę, kad turime prenumeruoti. Atsisiųsti vis dėlto šitą galime. Aišku, prisijungus šiuo atveju, tai vat, prisijungsiu kaip neprenumeratorius, tam, kad parodyti būtent tą principą, jog veikia ir taip, bet koreguoti kažkaip pagal save pritaikyti jau galimybės nėra. Taip, tai vat aš esu prisijungęs, man vis tiek neduoda koreguoti, bet atsisiųsti vis dar galime. Štai, siunčiasi lygiai kaip ir su tekstūrom. Mes galime tekstūras toliau irgi naudoti. Štai taip. Tačiau, jų šiuo atveju nepakoreguosi. Tačiau modelius būtent jau yra problema pakoreguoti. Kaip jie čia dar gali atsirasti, kodėl jų yra šiuo atveju tik tai 174, galėtų būti gal ir daugiau. Tai jie čia atsiranda tik tai būtent patvirtinus jau profesionaliems Trimble, sakykime, kontento peržiūrėtojams, apskritai vertintojams, ir jie įsivertinę daugelį kriterijų, kuriuos mes vėlgi galėsime po webinaro prisekti. Jeigu kažką domina tikrai tokie dalykai kaip modelių kūrimas, live principų ir jų po to dalinimasis su pasauliu, taip pavadinkim, tai tikrai galėsime pateikti ir reikalavimus ir parodysime, su kuo tai yra daroma. Tai taip, sklandžiai pereinant prie to, su kuo daroma, tai yra toksai įrankis kaip Trimble Creator. Tai susivedę tiesiog per Google pačią pirmą nuorodą galite spustelti ir štai atsidaro mums toksai, sakykime, miksas 3D Maxo ir galbūt kitų softų ir SketchUpo, ir čia toks truputį neaišku, kas čia vyksta, tai todėl aš galbūt neišsiplėsiu, apie ką čia yra, tiesiog parodysiu kokį nors pavyzdėlį, kad tai yra tokių, sakykime, principų, programavimo takų principų, mes renkamės taškus. Kas žinot, kas dirbat su vizualizacijom, tas įsivaizduojate, apie ką aš kalbu, štai kuriasi mums PEFSas. Žodžiu, čia yra 3D vaizdas, čia yra 2D ir mes uždavinėjom jam komandas. Tai tokių principų atrodo viskas labai sudėtinga, dėl to aš labai nenoriu plačiau apie tai kalbėti. Žodžiu, sukūrė čia kažkokį tai komponentą, mes siunčiame jį, išsisaugome, siunčiame jį į būtent peržiūrą
nurodytų L paštu ir tada jau Trimble profesionalai įvertina. Ir jeigu jisai atitinka daugelį, visus šiuo atveju reikalavimus, jis bus patalpinamas į 3D Warehouse'o, būtent Content Library biblioteką, ne šiaip į visą, kuri yra prieinama dar visiems vartotojams, ir jeigu mes parašysime car, sakykime, kaip pavyzdį, mes matome visus komponentus, viską nemokamai galime siūstis kaip ir anksčiau, tačiau jie nėra live. Tai va čia tuom ir yra didelis skirtumas, kad live sutaupo, optimizuoja mūsų laiką ir galbūt netgi, kada mes užstringam su variacijom, live komponentai parodys mums naujų kažkokių tai išeičių. Yra taip nutikę, kad apie ką netgi nepagalvotum. Tai visi šie modeliai, kurie patikrinti, kol kas jūs matote, čia yra SketchUp Content Library, tačiau kaip pavyzdį galim parodyti jums iki pat pabaigos reikėtų nueiti. Jau. Labai jau čia daug, žodžiu, pačiam gale turime jau porą tokių tekstūrų kūrėjų, jau profesionalų, kurie yra irgi pasitvirtinę. Vėliau vėlgi po webinaro galėsiu pasidalinti su tom įmonėm, kurie irgi yra sukūrę savo kažkokius tai dalykus, juos yra pasitvirtinę, kaip šiuo atveju viena vazonų įmonė. Sunku dabar pasakyti iš tikrųjų pavadinimą, bet, žodžiu, sakau, vėliau tada po webinaro aš pridėsiu jums kaip pavyzdį tiesiog, kaip tai yra padaroma. Jie yra sukūrę savo vazonų skirtingų formų, variacijų ir juos įkėlė kaip live komponentus. Tai vat, galėsime juos vėliau peržiūrėti. Sekantis dalykas, kuris šiek tiek pasikeitė paprastam vartotojui, tai yra paveikslėlių paieška. Irgi reikėtų paminėti, jeigu daugelis esat naudoję, pavyzdžiui, suvesime Carpet, sakykime, kaip pavyzdį atsisinčiu paveikslėlį ir bandau pagal jį jau ieškoti ir gaunu štai tokią lentelę. Prašau, čia daug visokių iškrenta. Gaunu štai tokią lentelę, kad to padaryti taip pat nebegaliu. Reikėtų būti subscriberiu, prenumeruoti ir tik tokiu būdu galiu pasinaudoti paveikslėlių paiešką. Taip, tai šitas. Toksai būtų atnaujinimas dėl pačių tekstūrų. Kaip ir minėjau, jau kiekviena tekstūra turi savo vadinamus mapus ir jeigu mapų neturi, šiuo atveju mes matome tokią ikonėlę, See Texture Maps, jie atsiranda po dešinę pusę, tačiau yra atveju, pavyzdžiui, kai tos ikonėlės nesimato, nors akivaizdu, kad tekstūra turi visus mapus, čia yra į režimai visi 3D, paspaudę ant pačios tekstūros, mes vis tiek galime juos surasti užėję plačiau ir atsisiųsti jau, kurių mums reikia atskirai, jeigu mums visų tikrai nereikia. Taip, tai dar šiek tiek grįžtant prie... Jau sekundėlę. Dar šiek tiek grįžtant prie pačio Warehouse'o, tai reikėtų paminėti, kad visur galima filtruotis. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu surašome people, mes turime filtrus, mes galime filtruotis, bet SketchUp Libraries filtro nėra. Jeigu pastebėsite, mes galim užeiti į pačią biblioteką. Ir čia jau filtrų ikonėlės nėra. Tačiau čia yra atskira paieška. Tai irgi ieškodami kažkokių dalykų, nesuklyskite, čia neieškokite, nes vėlgi išmes į bendrąją paiešką viršui, į bendrus visus dalykus. Jeigu norit konkrečiai susirasti live modelį, kuris yra, sakykime, vėlgi patvirtintas ir sertifikuotas, reikėtų tą daryti čia. Sakykime, vėl
mašinos nėra, nu, pavyzdžiui, table. Taip, jį turime. Štai galime. Taip, norėčiau parodyti, kaip visą tai veikia pačiam SketchUp'e, kai esi irgi prisijungęs. Patikrinsiu. Turime čia po kairę pusę, jeigu kažkas naudojate Large Tools'ą, turime visada visas tas pačias ikonėlės, Warehouse'o, extensionų ir kitų dalykų. Kaip greitai tai veikia, tai vat prie jūsų atsisiunčiu norimą live komponentą. Yes. Ir labai sunku netgi live komponentą palyginus, kai čia po 150 KB, čia 10 MB. Bet vis tiek tikrai neužtrunka laiko, kaip matome, mes jį atsiuntėm ir mums iš karto kraunasi ta pati lentelė, kuri krovėsi, kuomet mes buvom prisijungę naršyklėje. Bet būtent šitas dalykas yra atskiria mūsų subscriberius nuo nesubscriberių. Tai kadangi jeigu nesi prenumeruotojas subscriberis, šita lentelė krausis ir neužsikraus kiek reikia. Kaip matome, aukštis viskas keičiasi, gylis ir taip toliau. Nu, žodžiu, juda visi dalykai, labai smagus atnaujinimas. Sutaupo begalę laiko, jeigu reikia kažkokių kojų papildomų, langų paketų ar ten stogo, sakykime, plokščių išdalinimų ir proporcijų, nu, žodžiu, labai padedantis architektam ir interjero dizaineriams tikrai. Ir dar vis grįžtant prie tų, prie 3D Warehouse'o, dar vienas dalykas būtų, peržiūrėjom modelius, materialsus ir environments. Trečiasis daiktas, kurį vėlgi Diana paminėjo, kad galima parsisiųsti iš Polyheaven arba iš panašių tokių tinklapių, kurie ten dalinasi HDR'as arba PBR mapais, nu, daug kuo, būtent tą temą susijusio. Tai čia vat yra keletą irgi įkeltų, tokių SketchUp'o jau paruoštų 360 panoraminių nuotraukų, kurios paverstos jau į mapus HDR. Tai galima vėlgi iš čia atsisiųsti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Jeigu viskas patinka, naudoti toliau. Šių mapų dėje, bet įkelt kažkaip tai savo į pasiūlą, į SketchUp'o library pasiūlą negalime, tačiau gal su laiku, vėlgi kaip ir su Trimble Creator, galbūt ir čia atsiras galimybė papildyti. Tik tai čia reikėtų vėlgi žiūrėti būtent labai aukštos kokybės rezoliucinės, kad nenutiktų, jog tik tai pabloginome realizmą, o ne dadėjame. Taip, tai turbūt iš manęs būtų tiek. Jeigu turite klausimų, laukiu, galėčiau atsakyti juos. Taip, turbūt, sekundę įsijungsiu, gal aš nematau klausimų, arba jų nėra. Taip, tai mes gal pasidarom pertraukėlę, gal 10 minučių pasibandysime su vaizdo įrašu dar pasitvarkyti. Ir galite kiti dalyviai parašyti klausimus ir mes po to susės atsakysime jums. Na ką, po truputį grįžinėkim po pertraukėlės. Ar galit patvirtinti, kad visi grįžot, kurie buvote iškeliavę pasidaryti arbatos kavos? Norėčiau jums pristatyti kolegą Imantą Macikevičių. Tikriausiai daug kas jį žinot, kaip Tomas irgi jį truputį paminėjo. Tai jis mums pristatys apie IFC failų atnaujinimus ir Revit importerą dalį. Tai kadangi jo nėra gyvai, tai jisai padarė būtent šiam renginiui video įrašą. Ar galit patvirtinti, kad matot įrašą ir kad viskas tvarkoj? Matom. Ačiū tam, Tomai. Ir ką, tada pristatau jum kolegą Imantą, nuotoliu, kuris pristatys savo temą ir ką, ir jis papasakos apie Revit importerį ir IFC failų atnaujinimus. Sveiki, kaip laikotės? Tikiuosi renginys eina smagiai ir smagiai viskas labai klausosi. Ir mano vardas Imantas ir norėčiau šiandien šiek tiek jums parodyti naujų dalykų. Tai 25 SketchUp'o release'as, kaip ir buvo jau nemažai kalbėti ir aptarta, yra pakankamai stiprus. Ir iš tikrųjų labai įdomus momentas yra, kad šitas release'as žiauriai platus. Turiu minėjai tiek iš vizulkių pusės, tiek iš materialsų pusės, visokių HTR įdėjimas.
Ir dar toks labai įdomus dalykas, kad Trimble vis labiau atkreipia dėmesį ne tik kas susijęs su vizualizacijų kūrimu, su interjerų kūrimu, kur mes labai pripratę puikiai SketchUp panaudoti, bet vis labiau juda dar papildomai ir į BIM pusę, labiau architektūrinę, inžinerinę pusę, kas iš tikrųjų yra smagu, nes nemažai kas modelis parašinėja su įvairiais produktais, vienas iš jų yra Revitas. Tai šitam release turime papildomas darbo eigas su kitais produktais ir su kitais failais. Tai gal pradėkime nuo pradžių. Tai čia kaip matom, naujas SketchUpas ir pasispaudžiau importuoti Revito failą. Ir iš karto naujovė. Tai reiškia, jeigu mes turime SketchUp Studio ir mes norime pasimti žalią Revito failą, tai leidžia, pernai jau šiek tiek leido, dabar labiau leidžia, ir dabar ką tas reiškia labiau. Tai pastebėkime, čia mes turime tokį dalyką kaip Revit importerį ir pasirinkus Revito failą, jisai mums šiuo metu duoda pasirinkti 3D views. O tai reiškia, kad mes matom visus 3D views, kas yra Revit'e jau sukurta. Jeigu mes žinom, kad dėl įvairiausių priežasčių mūsų darbo eiga siesis ir su SketchUp'u, tai reiškia, mes iš karto netgi galim pasiruošti atitinkamai viewus, kurie yra susiję su Revit'u ir su SketchUp'u. Tai reiškia, atitinkamai mes galim pasiruošti ir čia galėtume rasti savo pasirinkimą. Dabar čia naudoju Autodesko samplinį failą ir pastebėkite, kad čia yra įvairiausių paruoštų 3D viewsų. Ir atitinkamai leidžia mums paieškoti, jeigu žinom pavadinimą, kaip pavyzdys, jeigu būtume užsidėję SketchUp arba kažkokią atitinkamą dalis, mes čia matytume. Papildomai, iš karto yra pranešimas, kad jis rodo, kad jisai importuoja tik geometriją, tai reiškia vis tiek tam tikra Revito dalis, kas susijęs su šitais ir panašiai, tai lieka Revite. Tai dabar situacija atrodo štai šitai. Kaip pavyzdys, tarkim, jeigu mes pasiemam viewsą, pasispaudžiam import, jis atitinkamai tą failą pradės valgyti. Dabar dėl pačio failo importavimo. Tai pastebėjau, kai testavausi 25 release, pastebėjau, kad failų dydžiui jis yra pakankamai jautrus. Tai reiškia, jeigu mes turime didesnį failą, tai laikas pakankamai stipriai išauga. Tai iš esmės turime du etapus, kai jis importuoja failą. Tai pirmas etapas, kai mes tik paspaudžiam import, kol jisai susigaudo, koks ten yra failas, kokie yra viewsai. Ir va tada antras, kurį dabar, kaip tik ir dabar matom, kai pradeda importuoti failą, jisai šiek tiek didesnį, nepavadinčiau, kad čia super didelis failas, bet šiek tiek didesnį failą, jisai pakankamai ilgai valgo. Tai iš tikrųjų šiek tiek keista, nes pernai, kai buvo naujas release'as, tai atnaujino varikliuką ir jisai greičiau ir geriau susitvarko su geometrija, kas tikrai labai labai puiku, bet importo laikas toks, nu va toks, norėtųsi šiek tiek greičiau, gal esam išlepinti kitų produktų, kurie greičiau importuoja, bet norėtųsi šiek tiek greitesnio darbo. Dabar iš karto papildomas pastebėjimas. Tai kadangi darbo eiga su Revito ir EFC failai, dar apie EFC failą šiek tiek papasakosiu vos vėliau, bet Revito failas, jisai atpažįsta Revito struktūrą, kadangi Revitas masto šeimom, families, tai labai patogiai dabar jau yra padaryta, kad mes jau įsirinkom viewsą ir tam views'e visi, kurie yra family, tai tie family susimportuos ir jisai atitinkamai kiekvienam family iš karto sukurs tagus. Tai labai labai išgelbėja susigaudyti, kas vyksta projekte ir galime labai greit pradėti haidinti ir matyti, kas su kuo ir kodėl. Tai reiškia, Revito struktūra iš esmės yra išlaikyta. Tai va tas, kaip sakant, good news yra. Tada atitinkamai, kai turime Revito failą, turime tagus, atitinkamai labai lengva yra dasikasti iki projekto dalių. Tai reiškia, pats projekto suvaldymas tampa kur kas patogesnis. Dabar kaip tik baigia užloadinti ir pažiūrim, kas bus. Bet va, kaip ir minėjau, laikas jis toks. Netgi irgi buvau parsisintęs mažesnių failų EFC. Tai pradinį momentą suvalgo greitai, arba Revito tą patį failą suvalgo greitai ir po to jis toks, nu va toks. Tai dabar atitinkamai gaunam pranešimą, ką jisai surado, atitinkamai kiek elementų, tai va šiuo atveju, kaip ir kalbėjau, failas 4000. Gali pasirodyti, kad tų elementų čia yra daug, bet žinokit, nu, patys dirba su projektais, tikrai matot, kad nėra čia tiek jau super ir daug. Taip, tai pasispaudžiam close ir atitinkamai aš matau projektą. Tai
Tai pradėkime nuo to, apie ką ir kalbėjau. Tai pirmiausiai pasižiūrim tagus. Tai dabar jeigu ateičiau iki tagų, atitinkamai matau families. Tai nuo to, ką prasideda kaip pavyzdys architektūrinė dalis, įvairios walls, windows, railings ir panašus dalykai, tai visi jie čia iš karto yra ir viskas yra labai gerai sudėliota, paslėpiam walls, atitinkamai pažiūrėkime į projektą. Tai čia iš karto noriu vėl pasidžiaugti. Tai vidutinio dydžio projektas atėjo, geometrija atėjo visa tvarkinga, šiuo atveju erroro jokių neišmėtė, neiškraipė pačios geometrijos, kas tiesa pasitaikydavo anksčiau, kad jeigu modelis yra nestandartinės formos, tiesiog nedėžė pavadinkim, tai būdavo, kad sukuria papildomų linijų ir tą struktūrą jisai ne iki galo pažįsta. Tai šiuo atveju struktūra išlaikyta, modelis nesugadintas ir kadangi iš pritų metų yra atnaujintas varikliukas, tai pastebėkite, Revito failas žiauriai gerai valdosi. Tai reiškia, jeigu jūs esate architektas, interjero dizaineris arba dirbote prie įvairiausių projektų, tai šiuo metu, kadangi ir tą pačią Lietuvoje mūsų yra Revitas pakankamai dažnai naudojamas produktas, jeigu turite galimybę prašyti ne tik DVG failą, bet galite gauti revitinį žalią failą, jeigu tokią galimybę turite, tai jūsų darbas palengvės gavus failą, nes iš karto būtų galima tęsti darbus. Tada dar pažiūrėkime pačią struktūrą. Priminsiu, kad jeigu nueitumėt prie Windows ir Default Tray, turime tokį dalyką Outliner. Tai importuojant failus labai svarbu yra naudotis ir Outlinerį, kad pasižiūrėti, kas su kuo yra padaryta. Ir čia pažiūrėkime pačią struktūrą. Tai atitinkamai, dar primenu, jeigu yra sudaryti tokie maži kvadratukai, atitinkamai tai rodo, kad yra komponentai. Tai čia jau geroji dalis, gal su savo tais komponentais per kiekvieną renginį ir mokymus gal savo atsibodęs, bet tai yra super svarbus reikalas. Ir jeigu, pavyzdžiui, pažiūrėtume elementus, čia, tarkim, pažymėjau elementą, jis yra komponentas ir tinkamai rodo, koks yra komponentas. Dabar kas mums iš to, tai reiškia, jeigu mes pradėsime iš čia naudoti elementus arba elementai yra kartotiniai, tai mes turime galimybę prieiti prie elementų, juos kopijuoti ir jie atitinkamai kopijuosis jau kaip komponentai. Ir reiškia, jeigu mes keisime vieną, keisis visi kiti. Tai jau labai svarbus momentas, tai reiškia panaudoti revitinius elementus čia, galim pilnai, galim juos dauginti, galim atitinkamai tam tikras projekto dalis pasikeisti Revite, gražinti čia ir jis vis tiek atpažins struktūrą. Tai darbas su Revito failu tapo kur kas patogesnis ir ta švari struktūra savo priduoda. Dabar, dėl ko ta atsirado švari struktūra, iš karto pereikim prie kitos mažos potėmės. Tai Revito failas yra žalias failas ir tai atitinkamai yra tas vadinamas native failas ir tai yra grynas Revito failas. Dabar faktas, ne visą laiką dirbat su Revitu ir reikia kitokių failų. Tai jeigu jums reikia gauti inžinerinių failų, architektūrinių failų iš kitų programinių įrangų ir panaudoti SketchUp'e, tai toks yra failas IFC. Tai IFC yra visiškai statybų industrijoje failas, kuris yra naudojamas absoliučiai visur. Jeigu dar ir dirbate prie BIM-inių projektų arba dirbate su įvairiom aplinkom, kur reikia failą pasižiūrėti, kaip jis atrodo ir tas vadinamas Common Data Environment ir reikia iš tenais failus pasimti, peržiūrėti arba kelti, tai darbas su IFC failu palengvėja nerealiai SketchUp'e. Tai dabar pradėkime nuo to, kad pamėginkim įsiportuoti, tai kol kas čia pasidarau, kad noriu naują failą. Ir bei struktūrą, čia kol dar importuos iš karto keli žodžiai. Tai struktūra importuojant į IFC failą yra sąlyginai labai panaši ir viskas yra dėl to, kad net ir revitinį failą, kai jisai kelia IFC pagrindu. Dabar IFC ten yra to pačio failo įvairių versijų, turime senesnę versiją, naujesnę, tai SketchUp'as dabar dirba ir su nauja, ir su sena versija, leidžia pasirinkti. Tai reiškia, jeigu iš Revito arba, nežinau, Archicado arba kitų projektų Teklos eksportuotumėte IFC failus, jūs galite pasirinkti naujausią IFC versiją su naujausiais visais atributais, property setais ir SketchUp'as visą tai supras. Tai dabar pažiūrėkite. Tai reiškia, importuoju IFC failą, jis atitinkamai rodo, kokios ateina IFC klasės, reiškia, jis visas atpažįsta. Ir labai panašiai kaip ir Revito atveju, jisai iš karto automatiškai sukurs tagus, kaip tos klasės nugulė tagus. Čia paspaudžiu close, pasižiūrim, kas čia atėjo, labai paprastas projektukas ir pažiūrim struktūrą. Tai atėjus prie tagų, čia mūsų jau viena iš naujovių,
jisai iš karto sužymėjo, kad tai yra IFC klasės ir ten sudėjo modelius. Jeigu, pavyzdžiui, paspaušiu atitinkamai vols, jisai atitinkamai žino, kad yra vols. Ir va čia atsiranda labai gera dalis. Tai reiškia, jeigu jūs gaunate iš skirtingų programinių įrangų, prie to pačio arba prie skirtingų projektų susijusius failus, ir jeigu aš dabar importuosiu kitą failą, IFC failą, ir jeigu ten bus tvarkingai klasifikuotos sienos, durys ir panašus dalykai, tai jie nuguls tos pačius tagus. Tai reiškia, aš galėsiu labai patogiai valdyti ir aš tiksliai žinau iš karto, kas kur yra. Ir pačio failo atidarimas, šiek tiek greičiau buvo beje negu Revito, tai pačio failo atidarimas ir pamatymas visų klasių ir jų koregavimas yra jau super dalykas. Papildomas dalykas, iš karto pažiūrim. Tai reiškia, aš jau galiu gauti IFC failą, matau tagus, matau atitinkamai struktūrą, visą hierarchiją ir vėl geroji dalis, pažiūrėkite, visi elementai jie atkeliavo kaip komponentai. Dabar jie nebereikalo atkeliavo kaip komponentai. Pirmai paminėjau privalumą, kad jeigu dirbam su Revito failu, tai mums patogu yra, kad mes galim kopijuoti ir atitinkamai keisim vieną, keisim visi. Tai čia vienas privalumas. Dabar, kadangi yra pakeista darbo eiga su IFC failu, tai jeigu mes pasižymim kažkokį IFC elementą ir dabar nueičiau prie Entity Info, aš atitinkamai matau IFC klasę. Čia nenaujovė, anksčiau irgi buvo ir pernai release buvo, ir užpernai buvo jau tam release. Papildomas pastebėjimas, anksčiau buvo tik tais šita versija, dabar turim jau ir 4 versiją. Papildoma naujovė, kurios nebuvo ir kurios tikrai norėjosi jau, atėjus prie Windows ir atėjus prie Component Options, mes turime lentelę, kur mums leidžia pasirinkti atitinkamai komponentą, kadangi jisai importavimo metu sukūrė komponentus, ir turime komponentus, turime jų klasifikavimą, turime visą informaciją ir atitinkamai turime property setus, kuriuos galime koreguotis, kurtis ir peržiūrėti. Tai va dabar gaunasi, kad tas component options čia greičiausiai net neužsukdavo, to jeigu užsukdavo dėl, nežinau, pavyzdžiui, jeigu kurdavo tos dinaminius komponentus, čia užsukdavo pažiūrėti, kokių yra. Dabar turim papildomą priežastį užsukti, pasižiūrėti, koks tai yra IFC failas, su kokiom klasėm priskirtom ir kokiais property setais. Ir atitinkamai, jeigu mes pasižymim ką nors kitą, mes atitinkamai turime kitus property setus. Tai va čia vienas iš tų papildomų momentų, aš paimkime, nežinau, gal stogą. Tai pasižiūrim čia toks, turime atitinkamai roof, atitinkamai jis turi savo sukurtus property setus ir mes atitinkamai matom, kuris yra priskirtas. Tai žiauriai patogus reikalas. Tikiu tikrai, kad kol kas ne visi toli gražu naudoja IFC failus, bet čia žinokit, kaip ir su visais failais ir darbo eigom. Pradžiai tai yra kažkoks nišinis dalykas, bet kadangi tie dalykai persimeta iš vienos industrijos į kitą industriją, iš vienos disciplinos į kitą discipliną, tai tų IFC failų panaudojimų bus vis daugiau. Ir atitinkamai čia papildomas dalykas, jeigu naudojate įvairius šaltinius parsisiųsti failus, pavyzdžiui, kaip ten CGTraderis, TurboSquidas, ten papildomai turim privalumą, jeigu randam IFC failą, aš ten galim. Ir papildomai, jeigu kas susijęs su įvairiais softais, tokiais kaip Archikadas, Revitas, tai sąlyginai būdavo problema, kaip atsigabenti modelis. Faktas, galėdavom visą laiką eiti per DVG, galėjome eiti per DXF ir per kitus failus, bet jie neatsineždavo tos visus property setus. Ir atitinkamai, jeigu tu neatsineši jų, tu negali jų gražinti. Va, ir atitinkamai mes turime modelį, kurį turime čia. Tada, atitinkamai mes galime ir išeksportuoti IFC failą, tai paspaudus File Export, 3D Model, mes galim pasirinkti IFC failą. Tai čia papildomas irgi momentas, dabar turime ir IFC 4 versiją. Aišku, jeigu prieš tai su IFC versijom nedirbote, tai gal kažkokio didelio skirtumo nepajausit, bet mintis yra, kad čia geras dalykas, daugiau informacijos, šiek tiek papildyta struktūra, klasės papildytos, tai čia ir geras reikalas. Tai atitinkamai reiškia, mes galėjome importuotis, atitinkamai galime eksportuotis ir atitinkamai jis leidžia pasirinkti, kaip ir su kitais dalykais, jis leidžia pasirinkti, kad išeksportuoti tik pažymėtus dalykus. Tai reiškia, jeigu dirbam su kažkokiu softu, kur mes, kaip pavyzdys, tarkim, ten su Revitu, pasiėmėm kažkokį IFC failiuką, pasikeitėm, norim gražinti, tai mes tiesiog tą vieną elementą galim išeksportuoti ir gražinti.
Tai va tokios naujienos iš darbo su IFC, tai taip trumpai dar susumavus, tai galim žalią Revito failą importuotis, mums iš karto sukurs tagų struktūrą, layerių čia pervadinta, bet tagų struktūrą ir atinkamai galim prieiti prie kiekvieno elemento kaip prie komponento. Ir lygiai tas pats su IFC. Tai IFC mes galim importuoti ir eksportuoti naujausius failus, gauti properčių setus, tai reiškia galim gauti papildomą atributinę informaciją apie elementus. Statybų procesas ir BIM procesas tai yra super kritinis momentas. Tai SketchUpas gal taip iki galo nesiverčia liežuvis, dar reikia pačiam priprasti, bet SketchUpas tampa toks BIMinis softas, tai papildomas toks momentas. Ir reiškia, mes galim pilnai importuotis, eksportuotis ir gauti visas klases ir susikurti savo properčių setus ir jas panaudoti. Tai turim papildomų tokį nišą, kad SketchUpą galite ne tik smagiai išnaudoti savo landšafto projektą, interjero projektam, ne tik kaip koncepto kurti softą, bet dabar galim labai neblogai išnaudoti ir tokiem dalykam kaip CFC failą ir judėti link BIMo. Tai žiauriai geras dalykas. Tai iš failų importo, eksporto SketchUpo naujienų tiek. Ir tada gero toliau renginio. Ir mano sekanti maža tema yra šiek tiek apie Vyrai 7. Tai susitiksim neužilgo. Iki. Taip, tai Imantas pristatė apie IFC failus ir Revit importerį. Gal turite iš šios temos kažkokių klausimų, galbūt kažkokių pastebėjimų ir beje gal galite parašyti, galbūt yra dirbančių jau su būtent šito failų formatu, galbūt yra architektų, kurie naudojat, tai galbūt galite pasidalinti tada susirašinėjime arba klausimų atsakymų skiltyje. Ir daugumai tikriausiai yra aktualu taip pat vizualizavimo sprendimai, tai Imantas pristatys ir apie virėjaus atnaujinimus ir irgi galbūt galite parašyti čate arba galbūt į tą patį Q&A skiltį, ar naudojat virėjų, kaip sekasi naudoti virėjų ir gal išbandėt jau naujus ir atnaujintus įrankius, o mes tada jums kelių minučių bėgyje ir paleisime dar vieną video įrašą, kuriame pristatysim apie patį virėjų. Na ką, sveiki atvykę į Vyrai dalį. Tai turim Vyrai 7. Kaip laikas bėga iš tikrųjų greitai. Dar atrodo čia Vyrai 4, kai kažkas buvo tokio, o jau skaičiuojam, kad Vyrai 7. Dabar overall vaizdas dėl naujausio releaso. Tai dabar kuris čia buvo silpnesnis, kuris čia buvo stipresnis. Tai 7 releasas virėjaus, 7 versija, sakyčiau, labai nebloga. Tik iš karto bet, čia gal lietuvių bruožas šiek tiek skūstis. Tai su 7 versija iš tikrųjų gavom tas funkcijas, kurias turėjom gauti iš tikrųjų labai senai. Gal yra tokių funkcijų, kur jūs nepagalvojate, kad jau reikėjo senai, bet kai pradėsiu rodyti, suprasite, kad galvosite, čia jau senai turėtų būti tikrai. Tai iš esmės, jeigu nesiskundžiat, Vyrai 7 releasas, sakyčiau, yra stiprus. Ir iš tikrųjų deda vis labiau tokių įdomesnių, nišinių tokių feature'ų, kur galėtume lyginti jau ir darbo eigą su Max ir panašiai. Tai iš esmės, trumpai tariant, releasas labai neblogas. Tai dabar gal pradėkim nuo to, kas pasikeitė ir kaip tai atrodo. Tai gal pradėsiu nuo Clay renderio. Tai Clay renderis yra toksai baltas paprastas renderis. Ir jeigu norėtume prie nustatymų, aš priminsiu, kur jisai randasi ir apie jį mes esam kalbėję, rodęs daug kartų. Per mokymus pabrėžiu, ant kiek svarbu šitą reikalą naudoti. Tai atėjus prie nustatymų, aš jums pažymėsiu, tai atėjus prie asset editoriaus, atėjus prie settingsų, turime tokį dalyką kaip Material Override. Ir šitas nustatymas realiai apsiribodavo tuom, kad mes galim pasirinkti, kad norime Material Override įjungti, kad jis viską dažytų baltai. Pasirinkdavom spalvą ir kaip ir visi zid. Ir dabar padarė žiauriai gerą dalyką. Dabar tą tiesą, ką padarė, gal net iš konkurentų nusižiūrėjo, tai Redshiftas, Corona, tai jau turėjo. Ir kai mes darom baltą renderį, tai realiai kas įvyksta? Mes realiai pasakom, kad o davai naudokim vieną materialsą. Vieną baltą, pilką ar kokią tik norit materialsą, kuris
ant viršaus bet kokio kito materialso. Tai reiškia, jeigu turime kažkokius permatomus dalykus, kaip šiuo atveju stiklai, visa kita, tai stiklai atitinkamai pasislėpia, nes jie tampa baltas materialsas. Tai mes turėdavom tam irgi, priminsiu, apėjimą, mes nueidavom prie materialso ir būdavo tokia varnelė, kad jisai proignoruotų material override ir mes taip stiklus susigrąžindavom. Aišku, būdavo ir pigesnis variantas tiesiog stiklus paslėpti. Kas realiai biškai iškraipo vaizdą. Tai dabar su šituo release'u turime tokį dalyką, kad jisai automatiniu būdu mums gali pasakyti, kad naudoti, pavyzdžiui, yra split refractive. Tai split refractive, jisai leidžia, kad jisai surastų ir atskirtų atskirai mapus, jos kitaip pažymėtų. Ir tada, jeigu dar šiek tiek žemiau nusileistume, tai atitinkamai jisai mums leidžia pagaliau išsaugoti ir kitus kanalus. Tai dabar, pavyzdžiui, primenu. Tai jeigu mes turime baltą medį, jau su material override, ir kaip pavyzdys padarau clay renderį, ir yra medžio raštai, jeigu tai būtų plytos kažkokios, aš noriu pasidaryti baltą clay renderį, susižiūrėti noriu šviesą, tvarkingai, kad eitų man su light mixu dirbti. Tai gaunasi, kad padaręs material override, šitos sienos tampa nebe medinės, o tiesiog baltos. Dabar, kai turime va šitą jau nustatymą, tai mes galim pasakyti, o davai išsaugok bumpą, išsaugok permatomumą, kad stiklai būtų permatomi. Jeigu materialsas pats šviečia, tarkim, turite medžiagą, kuri šviečia ir turite apšvietimo tokį šaltinį, sakom, davai dėk self-illumination. O gal mes norim netgi išsaugoti blizgesį. Pavyzdžiui, jeigu mes išsaugojom stiklą, stiklas blizga, clay renderį gražiai atrodytų. Tai aš galiu pasirinkti, kad tą išsaugotų. Tai šitas dalykas labai senai turėjo būti, bet kaip sakoma, geriau vėliau negu niekad. Tai turime labai stiprų dalyką, kad galime pasidaryti iš karto clay renderį labai greitai, labai patogiai ir iš karto galime kipti į apšvietimo sprendimus. Tai čia yra mūsų laiko taupimas. Tai čia pirmas feature'as, kurį labai norėčiau išskirti. Tada prie to pačio aplipdykim iš karto kelis papildomus feature'us, kurie mums yra į naudą. Dabar yra tas denoiseris. Tai denoiseris leidžia automatiniu būdu, kai mes jį įjungiam, kad jisai panaikintų tą vadinamą triukšmą nuo paveiksliuko denoisą. Tai dabar tas denoiseris jis tapo automatinis. Tai čia tokio baisingo didelio skirtumo nėra. Tik skirtumas dabar, kas jis yra automatinis, tai pirmą, mums jo nereikia jungti savarankiškai patiems, tai reiškia, nebus, kad nusirenderinam, to pagalvojam, prireikia šito, tai mes dabar jau turime jį automatiškai jungtą. Antra, jeigu naudojate skirtingus sprendimus, tai reiškia, jeigu naudojate paprastą renderį arba GPU renderį, tai atitinkamai jisai įsijungia pagal vieną arba kitą, kokį render engine naudojam. Tai labai patogu, kad jis yra jungtas, čia tikrai irgi, ar čia galėtume pavadinti, kad čia toks groundbreaking feature'as, ne, bet jis nice to have. Tai, kaip sakant, jeigu labai nesikabinėjant, irgi labai neblogas dalykas. Tai reiškia, jau turime du dalykus. Tai turime material override, turime automatinį denoiserį. Prie to pačio, jie šiek tiek dar patogesnį padarė resumable renderį. Iš esmės, kai jis greičiau dirba, patogiau išsaugo. Čia detalizuosiu labai daug, nes čia iš prie tų release'o labiau šitas. Tiesiog jis geriau ir greičiau veikia, tai mes galim, jeigu šitą varnelę turim uždėję ir išsisaugoja, tai vidury renderio mes galim renderį sustabdyti, ramiai nueiti pasidaryti kitą projektą, darbus, arba kas bebūtų, arba kompą parastartuoti, sugrįžti prie projekto ir galime toliau jį renderinti. Tai paprasta funkcija, bet žiauriai gera. Va, šitas momentas. Važiuojam dar toliau. Dabar šiek tiek atnaujinamų perinam į frame bufferį. Šiaip su frame bufferiu čia vis, šitą reikalą per mokymus vis parodydavau ir video įvairių sukūręs. Frame bufferį per mažai naudojat. Iš karto galiu pasakyti, per mažai naudojate frame bufferį ir kažkodėl tikitės, kad reikėtų viską kelti į Photoshop ir panašiai. Tai turėkite omeny, kad frame bufferis jau yra toks mini Photoshopas. Ir jis dar patobulėjo. Dabar kaip jisai patobulėjo? Keli momentai. Tai pirmas momentas, kai mes naudojam frame bufferį region renderį, tikrai teko panaudoti, kad mums nereikėtų viso renderinti, mes galėdom pasispausti, pasižymėti tam tikrą regioną ir nusirenderinti tik tam tikrą vietą. Kad nereikėtų laukti viso renderio. Tai čia yra labai patogu ir labai gerai. Dabar naujas feature'as. Tai naujas feature'as yra, kad paspaudus kairį ir palaikius mes galim pasirinkti Polygon Region Render ir mes galime
susibrėžti norimas formas. Ir dabar geroji dalis yra, kad mes galime susibrėžti kiek norim. Tai reiškia, jeigu aš padariau pakeitimus ir vienoje vietoje, ir kitoje vietoje, kas beje yra darbo eigoje ir rekomenduojama, tai jūs iš esmės galite pasižymėti tik tas vietas, kurias pakeitėt ir pasidarote test renderį pasižiūrėti, kas pasikeitė. Tai žiauriai patogus reikalas. Paspauskim renderį, kol jūs ir galvoja. Tai region renderis jums sutaupo laiko pasižiūrėjimui. Faktas, jeigu jūs ten kažkokį blinuką įsirenderinote, tai atitinkamai, jūs matysis, kad turėtų nurenderintą. Patogumas lygdant prieš praeitą situaciją, kad mes galim patogiai turėti daugiau negu vieną vietą ir man nereikia vieną blyną nusirenderinti, kitą blyną. Ir jeigu mes turime kažkokią formą kitokią, o dažniausiai taip ir būna, tai turint kitokią formą, atitinkamai mes galime pasižiūrėti, kaip atrodo tam tikri elementai ir tinkamai įsikirpti pagal jų formą. Tai paprastas dalykas, bet žiauriai patogus. Ir paspaudžiu renderį, jis tai pakankamai greitai susisuko ir pažiūrėkite irgi atitinkamai, kaip atrodo mūsų vaizdas. Va. Atitinkamai, kam jau nebereikia, galime išjungti. Ir čia atitinkamai pastebėkite, kai renderis jau pradėjo pabiškveikti. Tada dar vienas papildomas feature'as frame buffer'e. Tai turime tokį paslėptą va čia momentą ir jeigu ant šitos briaunos paspaustume dvigubą paspaudimą, tai viršuje mes turime visą laiką turėjom history, papildomai dabar turime ir filters. Tai iš esmės filters yra tam tikri paruošti šablonai, kad mes iš karto turėtume tam tikrą kitą vaizdą paveiksliuko. Greičiausiai teko naudoti ten Photoshop'e, Premiere, DaVinci, kažkur kitur, LUT failus, kurie paima ir pakeičia atspalvius ir visą kitą. Tai realiai vat mūsų layeriai yra šitoj pusėje ir jeigu aš pasispaudžiu ant bet kurių iš šitų vaizdų, jis atitinkamai mums leidžia įdėti tam tikrą nuotaiką. Dabar turėkite omeny, kad jeigu mes kažką įjungiam čia, jisai tuos filtrus pritaiko dešiniai pusiai su layeriais ir mes atitinkamai tai nėra, kad jisai pakeitė ir mes jau turime sutikti su tuo rezultatu, ką jis uždėjo. Tai jis uždėjo, viskas gerai, bet mes galim prie to, ką jis pritaikė, ateiti ir pasikoreguoti. Tai realiai jis už mus tiesiog panaudoja tam tikrą layerių tvarką, kurios mes viską tą patį galėtume pasiekti patys, pasispaudę pliusiuką, įdėję vieną layerį, kitą layerį, trečią layerį. Bet jisai gali duoti jums gerą skaitos tašką. Tai žiūrint iš tos pusės kaip iš naujo feature'o, vėlgi, nice to have, žiauriai gerai yra, kad mes galime gauti labai neblogą pradinį tašką, pasikoreguojam, ko mums reikia ir galim gauti greitesnį rezultatą. Tai irgi nėra kažkokia nereali funkcija, bet tikrai kartais reikia vienos stilistikos ir mums tie stiliai patinka ir mes jas norim panduoti. Tai iš tos pusės irgi labai labai fainai. Taip, toliau. Dar vienas dalykas iš frame buffer'o, tai prie pliusiuko pasispaudus atitinkamai mes turime vignette funkciją. Tai anksčiau vignette buvo super paprasta funkcija ir dabar liko ta funkcija, įskyrus, kad čia pridėjo papildomų dalykų. Tai aišku, mes galim pasirinkti, kaip jisai uždeda tą, kaip reikėtų įvardinti, pajuodinimą aplink. Pas mane čia kol kas masto, viską daug prijungta. Tai papildomas layeris turit naujų funkcijų. Tai nėra visiškai naujas layeris frame buffer'e, mes jį turėjom ir prieš tai. Dabar tik padėjo papildomų funkcijų, kad jisai tapo interaktyvus. Ir jeigu pažiūrėtumėt, anksčiau būdavo kokį burblą norim pasirinkti, o dabar mes galim jau pasikoreguoti, kaip jis turi perėti iš vieno ir kito. Dabar aš pajudinu, čia irgi pastebėjimas, pajudinu, čia toks šiek tiek įvyksta švelnus lagas, tai labai ir jūs nesigaskit, pas jūs panašiai bus. Čia tiesiog gaunasi, kad jisai, kadangi tapo dinaminis, plus turi perskaičiuoti visus layerius, tai tinkamai jisai biškai užtrunka. Bet dabar galim gauti labai gerą vignette efektą. Tai paprastas layeris, bet sakyčiau, žiauriai neblogas reikalas. Tai galima su juo šiek tiek pažaisti. Taip, kol kas išjungiam jį. Okay. Ir tada perinam prie kitų šiek tiek funkcijų. Primenu, kad... neišjungiau. Čia. Turime tokį dalyką, primenu, kaip light mixą. Čia jau pakankamai senas dalykas.
bet jo nepamiršta ir vis pabiškiai atnaujina jį. Tai light mixas primenu, tai virėjus pasislėpę skaičiuoja žiauriai daug įvairių apšvietimo šaltinių, tiksliau visus, kokius turite. Ir visą laiką būdavo viena maža bėdelė, kad jisai nemoka skaičiuoti emissive materialso. Dabar emissive materialsas tai yra materialsas, kuris gali skleisti šviesą. Ir to čia dar biškį masto. Jo, dar biškį masto. Tai emissive materialsas, tai materialsas, kuris skleidžia šviesą. Ir kaip pavyzdys, tarkim, jeigu jūs naudodavote kokį įdėti į ledą, tai įdėjus į ledą atitinkamai šviečia tas apšvietimo šaltinis. Bet atėję prie light mixo sąraše, mes jo nerasdavom. Tai mes nerasdavom visus savo plain lightus, atitinkamai HDR su dome light ir panašiai. Tai šitoj vietoj niekada nebūdavo emissive lighto. Tai nuo šiol jisai moka atskirti emissive lightus. Ir taip, tuomet dar pasileisim jį. Ir dabar, kai turime layerius, turime light mixą, tai prie light mixo dabar turime naują dalyką, kuris vadinasi separate emissive material. Šiaip atrodo iš tikrųjų kaip smulkmena, bet čia iš tikrųjų žinokite smulkmena. Žiauriai užknisdavo. Gaunasi, kad visa esmė būdavo light mixo, kad per įmanomą trumpiausią laiką susitvarkyti apšvietimo šaltinius, suderinti, kad jie tvarkingai šviestų, tuo metu dažniausiai dirbam su clay renderiu, tai ir emissive materialsas likdavo. Tai reiškia, vien dėl jo reikėdavo ieškoti arba dėti papildomų sluoksnį, arba iš naujo perrenderti, kad pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Tai logikos būdavo šiek tiek mažai, bent jau šito vieno klausimu. Tai tas dalykas irgi gelbėja, dabar turime atskirai emissive material, tai tas labai mums gelbėja. Va, tada dar papildomas dalykas. Einam tada į Cosmo biblioteką. Taip, čia dar jisai masto. Čia irgi dar, kol jisai masto, irgi papildomas pasiskundimas, jeigu jau pradėjau skūstis. Tai papildomas pastebėjimas, kad su naujų releasu, ir čia dažnai tai būna, išeina naujas releasas, tiek SketchUpas, tiek virėjus kol kas nemažai crashina, yra nulūžta. Tai, bet čia su kiekvienu naujų releasu, čia nebūtinai neįskirtinai SketchUp arba virėjų, bet tik šiandien naujas releasas, tai tuo momentu dar laukėtų visų naujų atnaujinimų, nes jisai tiesiog kažkaip nulūžta. Ir pavyzdžiui, šiuo atveju jisai viena dalis palūžo softo, kita dalis nepalūžo ir turime tokį įdomų reikalą. Taip, to pažiūriu, į ką mes jį iš naujo pasileisim. Taip, to dar. Dabar dar vienas momentas Cosmo bibliotekoje. Cosmo bibliotekoje turim atnaujinimus. Tik aš nežinau, ar man išeis taip staigiai parodyti. Gerai, darom šitaip. Taip, to paleis iš naujo. Iš naujo paleisim SketchUpą. Tai dabar dėl Cosmo bibliotekos. Tai Cosmo bibliotekoje atsirado keli nauji dalykai. Tai vienas dalykas atsirado modelių variacijos. Tai nėra čia kažkoks labai didelis dalykas, bet ypatingai kuriame projektus, kas susijęs su landšaftu arba norime matyti augmenyje. Taip, iš karto ir parodau. Taip. Va. Cosmo. Tai atėjus prie 3D modelių, turime šiek tiek ir naujų kategorijų ir turime vegetations ir pastebėkite, užvedus ant modelio, turime skirtingas variacijas. Dabar ką tai keičia mum visiems? Dabar kokia situacija būdavo? Kaip pavyzdys, kai mes naudojam scatterį, kur mūsų scatteris ir mūsų scatteris yra, taip, čia įdėkim, čia. Taip, va, taip, taip, taip. Ir kai mes naudojame scatterį, tai mumis scatteris yra skirtas dėti elementam, kuriuos norime pridauginti stipriai, tai yra žolė, krūmai, medžiai ir panašiai. Tai mes atitinkamai įmetam modelius, kuriuos irgi neretai panaudodom iš Cosmo.
Tai dabar, kur įvyko pakeitimas? Tai reiškia, jeigu man reikėdavo panaudoti kažkokį modelį ir jį nori panaudoti daugiau negu vieną kartą, tai jis bus toks pat. Tai aš turiu arba prisiųsti kitokį modelį, arba tinkamai mėginti jį pritaikyti. Ir nuo šiol, tai kur mano kosmo dingo va, nuo šiol situaciją turim tokią. Prie kiekvieno modelio mes turim po jo variaciją, tai reiškia, aš įsidėjęs modelį, galiu papildomai to pačio augalo skirtingas dėti variacijas. Ir va čia irgi pažiūrėkit. Ir kai su augalais tas super jautrus momentas yra. Su augalais labai matosi, jeigu yra pridauginta vieno ir to pačio augalo, arba keli augalai, bet jie iš esmės yra vienodi. Tarkim, 3 skirtingi augalai padauginti ten, tarkim, 700 ar 900 kartų. Iš tikrųjų matos, kad jie yra vienodi. Net ir jeigu mes prie scattero pareguliuojam, kad jį šiek tiek pasuktų, tai tinkamai gaunasi, kad jisai vis tiek matosi. Tai va, tai naujas dalykas, žiauriai geras dalykas, kad mes turime variacijas. Papildomai čia toks ženkliukas yra uždėtas, pastebėkite, jeigu naudojam Envision arba Vantage, tai šitas modelis yra animuotas. Kas yra Envision ir Vantage'as, tai apie tai šnekėsim vėliau, sekančiuose kartuose, nes Envision tai būsimas naujas softas, kuris neužilgo išvys dienos šviesą oficialiai. Tai tą kol kas palikim. Bet čia toks naujas ženkliukas, kad eitų atskirti, kadangi virėjais naudojamas yra ant daug labai skirtingų programinių įrangių. Tai va, tai papildoma naujovė iš kosmo dalies. Papildoma dalis yra iš apšvietimo šaltinių. Tai jie dabar tokį naudoja algoritmą papildomą, jeigu čia gal net iš karto bus ir parašyta. Tai kai turime apšvietimo šaltinius, tai jie padarė, kad jisai greičiau ir geriau renderintųsi. Tai visi kosmo apšvietimo šaltiniai dabar renderinasi greičiau. Tai turėkite tą omeny, kadangi įdėjo kažkokį papildomą naują algoritmą, Luminary, ir jisai padaro, kad jie tikroviškai geriau šviestų. Tai gaunasi, kai anksčiau, jeigu mes panaudodavom iš kosmo bibliotekos kažkokį elementą, tai jo pagrindinė esmė būdavo, kad mums patinka tiesiog jo geometrija. Tai nuo šiol ta situacija šiek tiek keičiasi ir mes panaudodami tokius šaltinius įvairiausius, reikėtų minėti, kad jie šiek tiek greičiau renderinsis. Čia laiko klausimas, kada visi apšvietimo šaltiniai greičiau ir geriau renderinsis, bet turim tokią situaciją, kad jie įdėjo papildomą naują algoritmą. Dabar papildomą dalyką įdėjo, apie jį nenoriu išsiplėsti, bet noriu papasakoti, kad toks dalykas yra. Įdėjo tokį dalyką prie V-Ray Objects, įdėjo Gaussian Splat. Tai specialus algoritmas, kuris sugeba iš taškų padaryti paveiksliuką renderio metu. Dabar tiesiog tai yra baisingai didelė tema, čia gal apskritai reikėtų apie ten atskirą padaryti renginuką, bet just for the record. Iš esmės, įsivaizduokite, turime point cloudą, tai yra taškų debesį, kurį įkėlus tam tikrų formatų į virėjų, jisai iš taškų debesies gali padaryti jums sceną. Tai čia, sakau, nesivelkim, čia yra toks nišinis dalykas, bet reikėtų minėti, kad link to judama, kol kas funkcija tikrai nėra, kad jinai super gerai veiktų, bet nuo šiol galima įsikelti tik tam tikrus point cloudus ir pridėti juos prie projektų ir jie tampa kaip projekto dalis. To, ko anksčiau neturėjom. Kiek reikėjo? Klausimas, čia toks labai labai diskutuotinas dalykas. Dabar dar papildomi keli dalykai, tokie irgi minor, bet atnaujino. Čia gal aš iš šitą atnaujinimą šiek tiek skeptiškai pažiūrėjau, bet čia grinai jau mano asmeninė problema. Tai dėl Sunlight'o. Tai jie dar atnaujino Sunlight'o, padarė, kad jis dar geriau šviestų, pridėjo papildomų algoritmų, pridėjo, kad galima lengviau ir geriau koreguoti, kaip saulė šviečia, kampus ir visa kita. Šiek tiek, kaip jie bent jau rašė, atnaujino ir kaip atrodo debes ir kaip jie valdosi. Kiek aš pasimėginau, man jį nelimpa. Visi turime gal savo skirtingas darbo eigas, tai jie vis stengiasi šitą šaltinį atnaujinti, tai labai, labai šauniai, kad jie tai daro, viskas gerai. Aš kažkaip labiau vis tiek linkęs naudoti HDR'us ir kitus sprendimus, o Sunlight'ą panaudoju, bet jį panaudoju kaip pagalbinį šaltinį, bet ne kaip pagrindinį. Bet čia nuo darbo eigos. Tikrai esu matęs nuostabių pavyzdžių, kaip atrodo darbas, kuris yra panaudotas ir su Sunlight'u. Ir dabar dar pasižiūriu, man atrodo, visas temas paminėjau.
Jo, tai čia visos pagrindinės temos, kokias norėjau paliesti. Tai iš esmės, beje irgi, tas, toks papildomas pastebėjimas, tai jisai greičiau renderina, bet čia su kiekvienu release. Mes tikrai galime tikėtis, kad kiekvieno renderio metu mes galime tikėtis ir geresnį renderį. Tai čia pakankamai natūralu. Viskas. Iš tų tokių dalykų viskas, dar papildomai yra keli niuansai, jeigu kūrėme labai sudėtingus materialsus, tai dar būtų ką papasakoti šiek tiek apie materialsus, bet ten jau labai nišiniai dalykai, tai irgi čia kol kas nesivelkim, pradžiai va šitos dalykus panaudokim. Tai dabar dar kartelį susumavus, tai Clay renderio funkcionalumas man asmeniškai žiauriai patiko ir žiauriai geras dalykas, nes Clay renderius naudoju visada. Tai yra pirmas etapas ir rekomenduoju jums naudoti ir kad jie tiesiog yra ir jie veikia, tai yra jau gerai. Tai tas labai patiko. Frame bufferį, kad jie investuoja ir vis kiekvieną versiją frame bufferis tampa vis galingesnis ir geresnis, tai šita dalis irgi man labai žavi ir man patinka. Tai iš tos pusės irgi labai gerai. Atitinkamai, kad leidžia, sakiau, region render ir panašiai, pasirenderinti gabaliukais, tai tokie dalykai patiko. Dėl denoiserio, kad čia auto, čia šitą funkciją greičiausiai išgelbės tą specialistų kategoriją, kurie nežinojo, kad toks dalykas yra, kad leidžia jisai natūraliai panaikinti tą triukšmą, tai jūs dabar net nežinodami busite jį įsijungę. Tai čia toks papildomas momentas, kad iš užmaršumo arba jeigu nežinodama. Beje, papildomai priminsiu, kad jeigu denoiserį jau nurenderinat, naudojat jį, tai jį išjungti galim čia, jis atsiranda prie leirių. Tai va, belieka jums išmėginti. Dabar, jeigu jums iškilo klausimų, iš Virėjaus tą, ką rodžiau, jeigu jums iškilo klausimų, ką rodžiau iš Revito failų ir FC failų panaudojimas SketchUp projektą, tai drąsiai rašykit, drąsiai klauskit. Ir jeigu turite kažkokių dar minčių, temų, kurių nepalėtėm, kas susijęs su naujais feature'ais, arba galvojate, o kaip tą pritaikyti, ten pritaikyti ir panašiai, tokį žinoti, galėsim organizuoti dar kokį vieną renginuką. Beje, turime minčių mes ir kitokių temų ir dar bus tų renginukų, kas susijęs su SketchUp, su Virėjam, bet jūs gal taip pat turite puikių minčių. Tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi Virėjui 7 jums taip pat patiks, kaip ir man patinka. Ir tada ką, iki greito. Ačiū visiems ir iki.